Paskutinis labas rytas iš Stambulo ir mes jau einam pusrytukų kažkur ten į viršų ir laukia kelionė namo, iš tikrųjų ilga, nes kol namuose atsidursim, dabar 9 ryto, tai kokį 10 vakaro tik tai. Tokie paskutiniai pusryčiai, iš tikrųjų net saulytė kažkur ten tarp debesų ryškiai lenda. Bet nebegaila, iš tikrųjų jau norim ir namučio užtenka. Kadangi mūsų atostogos yra labai aktyvios visą laiką, tai mes pabūnam, pamatom, kiek turim energijos, o po to jau norim namo važiuoti. Kas baigęs mūsų atostogytės, judam namučio, ieškam autobusą, iš tikrųjų ne taip ir čia toli mums viskas, tai oras jau toksai atvėsęs, lyg ir lyt norėtų, tai pats tas, kad į namus jau laikas. Dabar žinokit, jaučiuos kaip per tos tiktokus, kur my employee, tai aš nieka tuščia nugarytė, noriu tempti pati savo lagaminą, Aivars neleidžia. Tempis viską, 2 kuprinės, 1 lagaminą va. Bet niekam mums čia netoli eiti, tai tuoj mes šiandien ir pailsėsim iš tikrųjų. Stovim eilėj, autobusas jau atvažiavęs, tik mes nebeturim grinų, tai galėsiu savo kreditinę kortelę mokėti. Čia sakė tik Master arba Visa galima atsiskaitinėti. Dabar pasidalinsim tokią mini informaciją, kad mums labai buvo patogu iš viešbučio ateiti į stotelę, kur autobusas tik pradeda važiuoti. Jo ten pati pradžiai jisai tuščias autobusas. Ir jisai važiuoja tiesiai į oro uostą ir sustoja dar 2 kartus. Ir dabar tokia situacija, matom, kad tam antram sustojime žmonių yra, kurie nori į oro uostą važiuoti, bet vietų nebėra kur atsisėsti. Tai vat toksai dalykas, kad jeigu kažkam būtų aktualu, tai žinokit, kad Sultono aikštėje geriausia ieškoti autobuso, kol jis dar yra tuščias ir tikrai tikimybė, kad jūs nepaliks jūsų. Nes čia, pavyzdžiui, prie Prieplaukos jau nebe visiems vietos buvo. Viskas, jau atvažiavome į oro uostą, tą pačią vietą, bet žinokit, čia iš viršaus, bebūnant, kai nėra streso, niekur neskubi, kokį pastebėjimą turiu. Kadangi ten atskrendi ir išeini pro šito aukšto duris, tai čia gaunas gal 0 aukštas ar 1, kaip čia skaitytos. Mes dabar esam 2 aukšte, mums įeiti reikia pro čia, nes, matot, ant durų yra visur plyta ir negali įeiti. O 2 aukšto visur yra įėjimai, tai čia yra išvykimas, ten atvykimas. Dėl ko aš apie tai jums dabar pasakoju? O dėl to, kad kai mes atvykom, čia ieškojom to autobuso, kur išvykti, tai atveža čia iškart į 2 aukštą, o išvykstam iš -2 aukšto. Bet esmė tokia, kad mums čia beklaidžiant, mes čia kokį 40 minučių sukom ratais ir aš užsimaniau į tualetą. Ir per šitą apatinį aukštą, per kurį mes atskridom ir išėjom, nebegalėjau įeiti į tualetą. Ir aš net nesugalvojau, kad man reikia užkilti į 2 aukštą ir įeiti galima tik pro čia. Ir ten klaidžiau, visur duris uždarytos, nieks neatsidaro. Ir gavos taip, kad aš lipau be tualeto ir kentėjau 2 valandas, kol susiradom viešbutį. Tai žinokit, kad jeigu atskridus išėję iš oro uosto, norit vėl įeiti vidų, turit užkilti į 2 aukštą. Nieko nebespėjom su Ivariuku prifilmuoti oro uoste, nes šioj kelionėje kažkaip visur mums su transportu pavėluotai. Ir iš tikrųjų be kelių minučių vos nepavėlavom iš vis į skrydį, nes Aivarui labai aktualus rūkomasis ir mes sėdėjom nepraėję visų patikrų, kad Aivaras galėtų ilgiau pabūti prie rūkomojo ir po to, kai jau susivokėm, kad liko 1:10, o oro uostas čia ne koks Palangos ar Rygos, jisai gal 4 kart didesnis, jeigu nedaugiau. Tai mes tekinom po prakaitų, raudoni visur, excuse me, vėleit. Tai visi mumis praleido labai draugiškai, tai žodžiu atbėgom šlapę nugarą ir tiesiai į lėktuvą, tiesiai praktiškai, bet šiaip nepavėlavom, bet po minučių reikals, jeigu nebūtumėm niekur bėgę tekinom, tai gal būtumėm ir pavėlavę. Aivariukas mėgo, aš užsimaniau pavalgyti, tai pasiėmiau čia tokį paninį su sūriu ir kumpiu, kapučino kavytę, tai šitas kainavo 11,5 eurų. Nepigų lėktuvą, bet alkį numalšint
galima retkarčiais. Nebetoli jau ir į Rygą, matot, mes skrydyje, bet noriu pasidžiaugti, kad nepatikėsit, bet turim internetą, įvairiukas va mano TikTok'ų žiūri, dėl to, kad pasirodo Air Baltic kompanija turi Wi-Fi, ko iš nežinau, supratot mintį, tai mes čia visą kelią nenavadžiavom, o TikTok'us žiūrėjom, kūrėm ir va, kokį gražų saulėlydį turim. Tikėjausi, kad laukia bus šalčiau, tai mumis tas autobusiukas nuo oro uosto jau atvežė, o kad per žalynus nereiktų lagamino nešti, tai laukiu dabar to Aivaras privažiuos, susikraunam daiktus ir varom į namučius. Štai transportas, jau nerimavom ar neišsikrovė mašiną, nes man iš kažkurios kelionės pamiršom kamerą atjungti ir iškrovė visą mano mašinytę. Nes pas mane yra 5 kameros, filmuoju iš priekio, iš galo, iš vidaus ir, žodžiu, iš visų šonų, jeigu kas nubraižytų ar kažką padarytų mašinai, viskas būtų nufilmuota. Tai parkinguose ilgesniam stovėjimui atjungiam, nes greičiausiai, kad čia nieko pavojingo nėra, bet paskui, kad nebebūtų problemų grįžus.